Argumentai visi dėl šito referendumo jau yra išsakyti ir aš pabandysiu apibendrinti visuomenės grupės, kurios, matyt, atsilieps tam tikrais blokais iš šito referendumo klausimus. Apskritai tas įvykis, kuris bus sekmadienį, tai yra tam tikras epochinis įvykis. Ir štai jame Lietuvos pilietis, pavadinkim jį Jonu, turės galimybę rinktis tarp ko. Vienoj pusėje parašyta, Lietuvos žemę gali pirkti tik Jonas. Kitoj pusėje bus parašyta, Lietuvos žemę gali pirkti Hansas, Džonas, Juanas, Ivanas, Žanas, Janas ir taip toliau. Ir štai kaip reaguos mūsų žmonės į šitą pasirinkimą. Ateis pirmiausia Jonas Pamatinis, aš šitai pavadinsiu. Tai yra paprastas Lietuvos žmogus, kuris nori, kad ir po 100 metų čia būtų Lietuva ir kad jo vaikai turėtų teisę į Lietuvos žemę. Ir jis, aišku, balsuos, jam net į galvą neteina, kad kažkam gali užtekti sąžinės, balsuoti už tai, kad tą žemę galėtų pirkti Ivanas, Džonas ir visi kiti. O protu jisai suvokia, kad žemė tai yra vertybė, tai yra pinigų darimo mašina. Taip, kad jis balsuos už tai, kad žemę perka tik Jonas. Toliau į kabiną ateis Jonas, kuris save vadina liberalu. Jisai prisiskaitęs įvairiausių knygučių, būdamas toks pasaulio pilietis, ir aš jį suprantu, tai yra pozicija. Aš ją vadinu iš didelio rašto, išėjau iš krašto. Jisai, aišku, balsuos už tai, kad tą žemę galėtų pirkti visi Jonai ir taip iš tie Juanai ir Džonai ir Ivanai. Toliau ateis Jonas patriotas. Jam rusai puola pastoviai. Ir jisai, norėdamas nuo to rusų pabėgti, balsuos už tai, kad tą žemę Ivanas ir galėtų pirkti. Štai paradoksas. Jis dar svarsto, ar ateit, ar boikotuot, ar ateit ir balsuot, kad tie visi Džonai galėtų pirkti tą žemę. Toliau ateis Jonas Gobšuolis. Jo akise eurai ir doleriai. Ir jam visiškai nesvarbu, kas bus su Lietuva, svarbu, kad šiandien jis gautų tos dolerius. Duokit man dar minutėlį. Toliau ateis Jonas Naivusis, kuris išgąsdintas, kad Europa jam nebemokės pašalpų, yra įsitikinęs, kad jis toks svarbus, kad Europa jam moka už jo gražias Jono akis tos pinigus. Nesuprasdamas, koks jis yra naivus. Ir kad jeigu jam kažkas moka, reiškia ir pasiima už tai. Ir dar ateis didelė grupė žmonių, teisingiau, kurie neateis. Tai yra Jonas, kuriam vienodai žydi sodai. Bet tada Jonai, kuriam vienodai žydi sodai. Ir neverkit, kad pas jūs yra mažos pensijos, mažos algos ir kad jūs gyvenot blogiau negu tie Juanai, Ivanai, Džonai ir visi kiti. Dėkojame.